procentas, garselis tai visai ne kažką. C klasė, dizeliukas atkeliavo su problemėlė, kad nesidaro DPF regeneracija. Pasijungiau kompą, matom, bandau daryti regeneraciją priverstinę, bet nekyla temperatūra DPF filtre ir prieš tai buvo kažkur programuota AdBlue sistema ir nesuprogramuota tinkamai, tai atsijungia regeneracijos DPF filtrą. Bandysim taisyti šitos dalykus. Na ką, išvažiavau jau pakeitęs programą. Matom, kyla po biškį temperatūra ir prasidės regeneracija. Buvo šiek tiek programa per daug atjungta dalykų ir, kaip matau, jau yra praktiškai 500 laipsnių. Pakankamai greitai užkylo. Tai reiškia, kad programa jau yra sutvarkyta ir galėjom daryti regeneraciją. Na ir viskas, regeneracija baigta. Užsipildymas 1%. Temperatūra DPF filtro krenta ir už kelių minučių galima bus gesinti automobilį. Tai su šito automobiliu tiek. Taip, ankstyvas rytas su GL ir atstatinėsim jam programą originalią variklio. Kadangi šiandien atjunginėja elektrą, tai taip pakankamai anksti ryte iškritau iš lovos ir darysim šitą variantą. Tai pradžią atstatome originalią programą ir tada programuosim visas ekologinės sistemas. Ok, grįžtam šiek tiek prie ML tvarkymo. Tai jau, kaip matot, yra salonas sudėtas, apie jį šiek tiek vėliau. Ir dabar turim lemputę. Lemputė yra ne šiaip su, yra nuo 205 C klasės LEDas, bet jisai yra toksai biški mandresnis realiai negu originali lemputė. Tai ją statysiu į apmušimą durų galinių ir taip pat, ką pasidariau, tai pakeičiau bagažinės dangčio valytuvo gumą, nes per ją šiek tiek varvėdavo vanduo ir šiek tiek buvo pakorodavę, kaip matot, šiandien laidai. Aš jas tenai suparškiau, pravaliau, bet greičiausiai kažkada reikės vėl nuardyti ir turbūt gal keisti kontaktus. Bet kol veikia, tol nesuksiu galvos labai, žiūrėsim, kiek atlaikys. Tokie dalykai, jungiasi, tiksliau dedu viską atgal, montuoju apdailą ir su bagažinė bus baigta. GLA 250 dizeliukas ir važiuojam, darom DPF regeneraciją. DPF-as pasikimšęs, tai jau pabiškį matau kaista filtras ir bandysim regeneraciją padaryti, kad išsivalytų, nes meta čeką. Ir kažkokie tai garsai papildomi iš važiuoklės, tai stengsimės greit nevažiuoti. Kažkas su automobiliu tikrai ne taip. Nu, garselis tai visai ne kažką. Kaži, ar čia davažiuosiu iki namų. Kažkas tai labai trinasi ar bilda, nesuprasi čia. Nežinau, klientų irgi tokie įdomiai, techninių dalykų nesusitvarko važiuoklių, po to atvažiuoja tvarkytis čeko degančio. Nu tai kažkaip tai irgi, nei 5, nei 10. Svarbu, kad nesugriūti iki namų. Tikėkime, kad viskas bus gerai. DPF-as pabiški valasi, bet kuo tolyn, to garsai baisin. Nu ką, turim tokį vat sprinteriuką, keleivinį ir darom jam DPF regeneraciją. Šiek tiek buvo pakoreguotas AdBlue veikimas ir darom priverstinę DPF regeneraciją. Jau, kaip matau, yra 568 laipsniai išmetimo sistemoje
ir po biškį pradėjo daryti regeneraciją, deginti suodžius ir visus kitus brūdus. Tai pačiai regeneracijai reikia, kad automobilis judėtų ir sūkiai būtų tarp 2 ir 4 tūkstančių sūkių variklio. Tai tokie va dalykai. Judam toliau. Taip, atstatinėjom 2.11 originalią variklio programą. Su šita programa yra darytas EGR-as ir įsiurbimo kolektoriaus sklendės, bet yra vienas niuansas, tai išprogramavo atgalinio slėgio daviklį. DPF paliko, tai norėtųsi viską atstatyti atgal, kadangi atgalinis slėgis labai padeda saugoti turbiną ir jo matavimas. Tai jeigu yra nematuojama, turbina gauna didesnį stresą, jeigu yra pasikimšęs išmetimas. Tai atstatinėsim ir pertarinėsim programą tinkamai. 219 CLS ir keliauju pas kolegą. Nuvarysiu jį pakeisti pavarų dėžės kompą, kadangi važiuoju ir nebejungia pavarų aukščiau. O jeigu sustočiau, tai nejungtų ir atbulinę. Tai su tokiais klikimais važiuoju ir bandysim keisti pavarų dėžės kompą. Na va, turim pakeistą pavarų dėžės kompą, daromės adaptaciją pavarų dėžiai. Visai neblogai dirba pavarų dėžė, visai švelniai, tik tai šiaip automobiliukas biški pavargęs yra, 340 tūkstančių ridos, galinis reduktorius jau leidžia vairo stiprintuvo skysti kažkur tai. Tai toksai biški pavargęs automobilis, bet atkėlėm, bent jau važiuos dabar. Skundėsi ant B3 stabdžio solenoido valdymo, negalėjo nuskaityti informacijos nuo jo, tai pakeitėm ir solenoidą dėl viso pikto ir pavarų dėžės kompą. Bet solenoidai šitiem praktiškai negenda, nesu dar susidūręs. Tai tiesiog prevenciškai pakeičiau naudotą, bet tikrai gerą ir iš nedaug važiavusios mašinos. Tai tokie va dalykai. Baigiam adaptacijas ir lėksiu prie kito automobilio. Gaila, nespėjau nufilmuoti. Vat iš fiškės vat tokį vat juodulį turim. Iš variklio kompo jungties elektrinės praploviau ir variklio kompas irgi turėjo nemažai variklio alyvos per laidyną atėjusios. Tai atjungiau nereikalingus dalykus ir išprogramavau. Programa taip pat buvo blogai padaryta, nerodė visiškai jokių klaidų, dėl ko dinginėja trauka. Tai dabar atstatėm kaip priklauso ir atjungiam, ko nereikia. Nu ką, šiandien toksai pavargęs 2.11, 2.6 benziniukas ir jam yra problemytės su SRS-u, tai neveikia svarstyklės tinkamai, taip pat yra išrėžti katalizatoriai, programuosim lendo zondus, programuosim EGR, su jo veikimu yra problemas. Tokia trauka šiaip su, aišku, tas 2.6 niekad ir nevažiavo labai gerai šitam kėbulė, bet problemas tom nesibaigia. Tai yra dar problema su kėbulo posvirio davikliu, sakykim taip, jį reikės pasikeisti ir vienas parkavimosi daviklis gale neveikia. Nu ir spėkit, ką darysim. Turbūt akivaizdu. Kaimynai iš ryto nerimsta. Dabar ne apie kaimynus. Tai situacija tokia. Parodysiu tokį kaip ir lifehacką, kaip galima sutvarkyti tokį variantą. Jeigu jūs nenorite, tarkim, pirkti kito iš roto arba naujo, tai galima susitvarkyti ir šitą. Parodysiu, kaip pigiai ir pakankamai paprastai tai pasidaryti. Tai pradžiai reikės markerio ir su juo pasižymėti poziciją, kokioje stovi šitas vandenis. Tai va taip pasižymėjom
ir galim jį dabar nusiminėti ir nešimės remontui. Na ir idėja maždaug tokia. Tai susilyginus linijas, kaip turi stovėti šlangą, paimam ir kaitinam išpjautą iš butelio formą ir turėtų jinai apsitraukti ir atlikti savo paskirtį. Nu, maždaug va taip gaunasi sutvarkyti tą vamzdį. Prasiardžiau galinį kairį daviklį parkavimas ir matom viduj pakankamai baisu. Tai gavo drėgmės ir jisai jau nebeveiks. Turiu kitą daviklį. Taip pat jau šiek tiek prasivaliau elektrinę jungtį ir reikės pasikeisti gumelę. Gumelę aišku naudotą dėsiu, neturiu aš naujų šitų dalykų, bet turėtų laikyti. Na ką, išvažiavau protestuoti 2.11, 2.6 benzas ir gazo dugną paspaudus, nu labai jau toksai, labai jau kažkaip vangiai važiuoja. Tai reikėtų pasižiūrėti EGR-ą, panašu, kad jisai kiauras yra, jį kaip ir išprogramavom, reikėtų uždėti plokštelę tenais. Taip pat problemos yra su važiuoklė. Priekinė važiuoklė sukietėjusi, klaidų nemeta, bet pasijungus kompą matosi, kad galiniai amortikai yra atjungti. Tai greičiausiai sudėti paprasti, iškoduota ir nemėto klaidų. Tai toksai nelabai koksai variantas čia padarytas. Pakeitėm dar kėbulo posvirio daviklį ant priekinio kelmo. Padarėm sėdynės svarstyklio išjungimą ir dar visokių smulkių darbelių. Dar kolega aptarnavo irgi pakeitė tepaliukus, filtriukus. Šiek tiek atsigavo mašiną, bet reikėtų sužiūrėti įvairius dalykus, kurie maišo tolimesniam eksploatavimui. Tai kol kas su šitą mašiną tiek. Šiaip važiuoja, viskas kaip ir neblogai, bet reikėtų dar susitvarkyti ją iki galo. Nu, baisiai gražu už lango. Bet nepasigražėt atvažiavom. Važiuojam su 2.12, darom pavarų dėžės adaptaciją. Buvo šiek tiek paskendę kilimai, tai žmogus kitur susitvarkė, bet po remonto yra problemos su pavarų perjungimu. Tai darom iš naujo adaptaciją ir žiūrėsim, kaip pavarų dėžė jungia. Nu, atsidariau 207 variklio kompo buvimo vietą ir matom, kad jisai net neprisuktas. Čia vat fiksavimo guma yra neįkišta, mėtosi tiesiog. Varžtai jau yra vienas varžtas netoks, vienas kitoks, nu žodžiu, meistrai jau kažką tai čia darė. Va, tokį busiką turim, 447 ir jam yra problemėlė su atblu. Tai reikės išsitraukti variklio kompą, kuris yra čia nais, ir reikės jį perprogramuoti, kad nebūtų daugiau problemų, nes jau 315 km ir nebeužsives automobilis. Na ką, važiuoju prasitestuoti busą, klaidų nebėra, atblu nebedega, atblu likutį rodo ir tiek žinių. Viskas paruošta ir gali automobilis toliau keliauti į tolimas keliones be problemų su atblu. E-mailas 104, 3 litrai dizelis, atstatinėjom originalią variklio programą ir reikės dar išsiaiškinti dėl važiuoklės aukščio. Reikės perdaryti kalibraciją, nes yra nepavykusi. Kaip pamenu, aną kartą buvo žmogus, tai neveikia porą daviklių, pasikeitė. Ir perdarinėti reikės šitos dalykus. Automobilis šitas yra be DPF iš gamyklos, tai jau toksai privalumas. Reikės perdaryti stage'ą, nes irgi panašu, kad nelabai ten kokybiškai padaryta. Ir turbūt su šito automobiliu bus tokios bėdos. Tai jau yra 7%, atstatom, traukiam kompą,
dedam ant stalo ir perdarinėm programą. 213 hybridas ir turim navigacijos update darysime ir darysim AMG išpildymą hybridiniam skydeliui. Tai jau kompą esu pasijungęs ir jau užsiimsim šitais reikalais. Važiuoju su 212 ir jam darau regeneraciją. Kaip matom, yra prasidėjusi. Temperatūra kyla 494 laipsniai. Problema buvo iki tol tokia, kad regeneracija negalėjo pasidaryti, kadangi DPF temperatūros daviklis nerodė tinkamos temperatūros ir negalėjo prasidėti pati regeneracija. Tai pakeitėm šį daviklį, jisai pradėjo rodyti jau daugiau negu 300 laipsnių ir jau automobilis gali save išsivalyti nuo suodžių išmetimo sistemoje. Tai šitas procesas turėtų trukti panašiai apie gerą pusvalanduką, turbūt reikės pasivažinėti, nes buvo uždelsta jau šiek tiek pasivažinėjus su pasikimšusiu DPF-u. Tai jau matom, pradėjo žaliai šviesti, po biškį jau pradėjo valytis DPF-as ir manau turėtų viskas būti tvarkoje. Ką, važiuojant jau yra šioks toks progresas, 71% užsipildymas ir, kaip matom, temperatūra jau kyla link 700 laipsnių. Tai reiškia, kad vis labiau iššyla DPF filtras ir jis gali geriau išsivalyti, išsideginti save. Tai džiugios žinios, manau, viskas tikrai bus tvarkoj. Pastoviu greičiu važiuoju, iki 50 km/h reikia važiuoti ir sunkiai gerai būtų, kad tarp 2 ir 3 tūkstančių. Tai toks valymas šito DPF filtro. Važiuoju turbūt jau paskutinius kilometrus ir turbūt reikės jau skambinti klientui, kad operacija visa pavyko. Taip, turim 205 C klasę, 2 litrai benzas ir jam darysim pirmą stage. Kompas jau išimtas, padėtas ant stalo, skaitasi. Šitas 205 reikės jam po avarijos nuimti krešus ir vienas iš žibintų neveikia, tai irgi reikės jį suprogramuoti. 2 litrai benzas, formatikas. 60, 100, 6,52. Nu, va tokia situacija su priekiniais žibintais. Buvo priekinio žibinto viena fiška atjungta. Tai šitas keleivio pusės gerai dega, o šitas tokius zbitkas daro. Tai reikės programuoti. Tai visgi situacija su šito žibintu yra liūdnesnė. Žibinto blokeliai sudėti kiniški, neoriginalūs. Prie jų neįmanoma prisijungti ir jie neprogramuojami. Tai iš esmės išmesti pinigai. Jeigu dar išeis grįžinti šitas blokelius, tai ok. Jeigu ne, dėja bus minusas pinigais. Tai šitie blokeliai yra netinkami. Na ką, kartais paleidžiu tokius šiek tiek piktesnius pranešimus savo video, kad būtinai atvežkite automobilį su bent jau pusę kūro bako, jeigu jį reiktų vairuoti man ir testuoti. Tai su šito viskas ok. Automobiliu yra daugiau negu pusė kūro bako, jam reikia padaryti pavarų dėžės adaptaciją. Bet automobilį paliko vakar. Iš vakaro, tai automobilis po nakties yra šaltas ir, kaip matom, yra 29 laipsniai dabar pavarų dėžės temperatūra. O reikėtų bent jau 60, kad adaptacija veiktų tinkamai. Tai tokiem dalykam reikia tiesiog išvažiuoti su automobiliu ir tiesiog važiuoti, kol jisai apšils. Tai dėl tokių dalykų visą laiką prašau
kad būtų kūro bake. Nes irgi važiuoti, pilti kūrą dar papildomai užtrunka laiko. Plius buhalteriškai paskui yra daugiau reikalų viską suvesti visus galus. Tai tokie va dalykai. Ne vien, kad su dėžės adaptacija reikia kūro, bet ir, tarkim, testuojant automobilį. Va šiandien irgi pirmą stage'ą 205 C klasiai reikės daryti. Ten irgi viskas tvarkoja, žmogus pareigingas, su pilnu kūro baku atvežė. Tai tiesiog vat, įvairiose situacijose reikia vairuoti automobilį, su juo važiuoti kartais netgi ne 10 km ir su degančia lempute atvažiavęs automobilis tikrai neprideda geros emocijos. Tai ką, senai nebuvo konstruotas skidelis iš iki faceliftinį į faceliftinį, tai jau po biškį ardausi paprastą monochrominį skidelį, kuris atrodo taip. Jį išsiemam ir montuojam faceliftinį. ...218 CLA ir jis atvažiavo tokiam įdomesniam dalykui. Tai reikia išprogramuoti linijų palaikymo sistemą. Labai žmogų erzina ir ta linijų palaikymo sistema kiekvieną kartą užvedus automobilį vis vėl įsijungia. Tai šitą dalyką jau padariau. Kaip matom, prie asistentų šitos sistemos nebėra. Vienintelis dalykas, kas po avarijos šitam automobiliui dar neveikia, tai blind spotas. Nuvažiavus į oficialų atstovą, netgi nesugebėjo paaiškinti, kodėl tai neveikia. Tai tiesiog, kuo puikiausiai pasijungus kompiuterį, matosi, kad kairys radaras yra miręs. Būtent į tą kampą automobilis ir yra gavęs bučkį. Tai toks dalykas su asistentu. Jį jau kaip ir padariau, daugiau kaip ir viskas su automobiliu. Dar jį nusiųsim pas kolegas, kad susitvarkytų šitą klaidelę. Vienas iš vožtuvų neveikia, žemos temperatūros aušinimo sistemos ir viskas, ir automobilis bus paruoštas. Tai tokie dalykėliai ir judam toliau. Na, ir turim jau spalvotą skidelį 212. Surašym taip pat AMG meniu. Taip pat yra padarytas likutis kūro litrais bake. Ir pilnai pririštas skidelis tam, kad rodytų rytą, kuri yra visai nemaža, 411 000. Bet savininkas automobilį myli ir negaili jam pinigėlio šiek tiek atšviežinti. Tai matom, yra skidelis pakeistas. Reikės dar padaryti antrą raktą automobilį ir dar keletą darbelių, kuriuos vėliau apžvelgsim. Na ir važiuojam su sprinteriu. Turim DPF regeneraciją. Automobilis atvažiavo su užsikišusiu, sakykime, ir neveikiančiu EGR. Tai EGR korekcija programinė buvo padaryta. Ir dabar darom DPF regeneraciją. Pamažu turėtų užsikurti ir išsivalyti suodžiai. 170% rašo buvo pačio DPF užsikimšimas, tai pabiški turėtų išsivalyti. 211. Lekiam bandytis nuo 0 iki 100. Darėm pirmą stage'ą. Čia yra 2.1 varikliukas, 110 kW ir šiek tiek pridėta prieskonių. Tai turėtų tikrai smagiau važiuoti. Važiuoju dabar į bandymų vietą, kur galima būtų saugiai tai išbandyti. Ir jau pasijungsim tenai. Tai ką, pirmas stage'as ir bandom nuo 0 iki 100. $100. 9,32.
kaip tokie dideliai karviai, visai gal ir neblogai. Pabandysim dar kartą. Antras bandymas, pabandysim daugiau sūkių. Buvo ir prasisukimo ratų. 100. 9,5. Na, šiek tiek geriau. Stebuklų čia nebus, bet tikrai smagiau važiuoja automobilis. Ką, senai visgi neišėjo video pas mane kanale. Tikrai labai daug turėjau ir asmeninių visokių dalykų šeimoje. Tai tiesiog paskirščiau, kas svarbiau. Bet jau esu pakankamai senai pasibaigęs savo emailą, tik tai neturėjau laiko pafilmuoti. Tai susidėjau vairą nuo naujesnio modelio. Klausėte, ar viskas veikia? Tikrai taip. Sakykime, įjungus pirmą padėtį, tai vat matom, mygtukai veikia ir, tarkim, garsas veikia. Taip pat veikia ir apšvietimas, na dabar dieną neparodysiu, bet jungus šviesos veikia ir apšvietimas, tai vairas iš tikrųjų pilnai funkcionuojantis. Taip pat, ką esu pasidaręs, tai susidėjau AMG saloną pilną, galia irgi sėdynės AMG, ten bardakas nerodysiu, kadangi automobilis naudojamas kasdien įvairiais reikalais. Bet, vat, tarkim, yra ir padarytas toks dalykas kaip sėdynių ventiliacija. Šildymas, aišku, jau prieš tai veikia. Taip pat ir gale sėdynės yra šildomos ir jos veikia. Tai vat, tokie dalykai su ML-u. Labai daug darbo buvo įdėta, kad viską pajungti, bet viskas veikia kaip originaliai. Tai su šituo dalyku tiek. Turbūt šiandien video ir pabaigsim. Laukite sekančio video, nežinau kada. Jisai išeis, yra medžiagos šiek tiek prifilmuota, bet vis nėra laiko prisėsti, sumontuoti. Kadangi laukiu šeimos pagausėjimo, tai suprantat, kad turbūt ne tas dalykas pirmoje vietoje. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad vis dar žiūrite. Spauskite laiką, sekite mano kanalą, parašykite komentarą, kaip patiko šis video ir susitiksime, kada susitiksime.